Nu va, žmonės gyvena, buvo tvora, prisirikė vartelių, tai atvažiavom va, išsigręšim skylutę ir įstatysim vartelius, va čia va turim, va, tokius. Paskui. Tai va, galim ir tokius dalykus padaryti. Jeigu reikia vartelių vidury kokios nors tvaros, tai čia išardėm šitos segmentus, va. Paskui juos perpjausim, įdėsim į vartelius ir į likusią dalį. Tai va, žiūrim, kaip čia viskas vyksta. Jo. Nesiveda, dūmina aparatas jau senas, matai. Neina mikės. Benzų daug pripildyti, labai varvu. Matai? Nuėjom ton pusėn. Ir viskas. Bet logiška, žmonės nepagalvoja iš pradžių. Iš dviejų pusių yra įvažiavimai, o į pagrindinį miškelį kažkur va ten pasivaikščioti, tai reikia va įdėti. Tai va mes paimam ir įdėsim vartelius ir bus dar vieni varteliai išėjimui su šuniuku. O ten yra pagrindinis įėjimas nuo namų. Va taip va. Va kiek pridarėm tvarų, jeigu nuo kalno matosi. Vat. Ir visaip, į kalniuką ir pakalnės, ir aukštyn, ir žemyn, visokie dalykai čia vyksta. Tai va. O čia paskutinis veiksmas mūsų, rambaeglė įdėta tarp sklipų. Gražiai va, pagal nuolydį priderinom, kad nereiktų laiptų daryti va. Ten darėm ne mes, tai ten su laiptais, žiūrėkit, kokie dideli tarpai vienoj pusėje. O čia jokio tarpelio, borteliai gražiai, palei grunto nuolydį, viskas vienam aukšty, suvesta, linija į liniją. Viskas labai gražiai pavyko, va. Jeigu kam įdomu, čia projektas Girių namai. Jeigu norit atvažiuoti, pasižiūrėkit, iš lauko gal įleis į vidų pasižiūrėti ir apsispręsit, ką norit įsirinkti. Ar tokį, ar va tokį. Kalnai, pakalnės, viskas matosi vienoj vietoj. Tai va, reklamuojam ir namus. Va, ten toliau statosi namai, už tų namų yra namų, kuriuos irgi galite apžiūrėti. Dar yra neparduotų, bet tvorų, aišku, perkat namus, o tvoros pas mus, va. Einam priekin dabar. Turim apdailas, nes biškis stulpai pasibraidžia. Būna transportavimo metu, dar kaip nors. Tai va, uždėsim tokias va, kaip nuo skardos, apvalkalus tokias ir bus labai gražu. Ir įdėsim vartelius paskui. Va tokia čia situacija. Dar reikia stulpą nupjauti. Va čia va. Yra va taip va, prisukti segmentai. Čia kad matytųsi va gražiai nuo kalniuko. O čia įdėsim vartelius. Va matot, stulpas biškai pasibraižęs, tai kad nereiktų nieko dažyti, labai gražiai uždėsim apdailą. Čia ant stulpo šitą nusukę ir vėl reiks prisukti. Ir įdėsim vartelius ir bus čia tokie kiauri varteliai. Aukštis geras, pasišokus tai gali žiūrėti, kas ant terasos vyksta. Aukštis apie 1,7 m panašiai. Mano ūgis 2,10 m, nu tai čia jo. Tai va, o ten irgi, ten rombas, ten rambaeglė, viskas va kaip gražiai gaunasi. Nesikeiksim šį kartą, nes sakė, praeitą kartą komentarų gavom, kad prikeikėm negražiai, tai dabar reikia žinot, apie ką viskas veiksmas vyksta. Technika genda, prašau vidus nefilmuoti, nu viskas slapta, sudėta slapti įrankiai. Šiandien taisė mašiną, pusašį keitėm lengvai mašinai ir tokius daiktus mokom. Kaip mes darom vieną duobę, va, užsimaišom košės, čia buvo tai. Kai kažkam darai, o aplinkui tenai labai daug namų be tvorų, tai vis kažkas vis ateina, sako, gal ir mum padarysit. Tai padarysim būtinai. Kreipkitės, stogai tvoros, visada jums padės. Ir Marius taip pat. Ja. Iki pasimatymo, turbūt ten kur nors.